Jungimasis į bendruomenės, bendruomeniškumas tai galimybė kiekvienam panaudoti savo sugebėjimus, patirtį, įgauti naujų žinių, susirasti draugų ir keisti savo gyvenimo kokybę bei aplinką. 2012 metais Kelmės rajone veikia, kuria, gyvuoja 40 bendruomenių. Į Trijų karalių šventę Valpainių bendruomenė pakvietė kaimynus iš Kražių ir Pakražančio. Tai darė džiaugdamiesi ir didžiuodamiesi neseniai renovuotais bendruomenės namais. O bendruomenės pirmininkė Danutė Vaitkienė sakė, jog pildosi svajonė atgaivinti senąjį kaimą, senasias tradicijas, bičiuliškus žmonių santykius. Mes įsikūrėm 2003 metais, iš pradžių buvo 20 iniciatyvių žmonių grupė. Pas mane namuose tiesiog buvo, nes neturėjom jokio socialinio pastato, turim tik pirmi metai. Po truputį rašėm projektukus, prašėm, ėjom, pamažu neskubėdami ir taip pasiekėm, kad turim jau nemažai. Jau galim didžiuotis. Daug planų yra, turim ir sveikatinimo tą kabinetą, skaityklą, turim kompiuterių klasę, turim. Dar pusė pastato nerenovuota yra, tai norėjom tokią kaip seklytėlę kaimo įsirengti. Jaunimas rodė patalpas, kurie praleidžia laisvalaikį, gali žaisti ir sportuoti. Pakalbintieji džiaugiasi, jog yra bendruomenė ir vadino ją Valpainių gyvenimo varikliu. Tikrai ir daug tos veiklos yra ir gali savo idėjas visur jau ką sugalvoji pareikšti. Nežinau, smagu, kadangi dar jaunimas turi savo kambarį, ten irgi jau stengiamės, kad viskas gerai vyktų. Šventės darėm, pas mumis pastoviai yra Mindauginės, nuo ryto prasideda, turim tenai sporto aikštelę tokią, tai visą dieną varžybos visokios vyksta. Smagu, džiaugiamės, kad turim tokį pastatą dabar. Džiugu, kad yra bendruomenė, mes pritarėm jai, nuo pat pirmųjų dienų dalyvaujam darbe. Bendruomenės veikloj labai daug projektų, mes daug ekskursijų aplankėm. Atnaujintame Valpainių kaimo bendruomenės pastate vietos užteks visiems, sako valpainiškiai, kuriuos į bendruomenę jungia noras keistis ir keisti, vardan geresnės savo ir savo gimtojo krašto ateities.